Sveiki, esu kineziterapeutė Austėja. Pirmiausiai norėčiau visus jūs pasveikinti su artėjančiom šventėm ir palinkėsiu, kad nauji metai būtų aktyvūs metai, metai be traumų, nepamirštumėte sportuoti ir nepamirštumėte savo vidinės motyvacijos, dėl ko darote tai, ką darote. Šiandien norėčiau jums papasakoti ir priminti, kaip būti fiziškai aktyviems netgi sėdint prie kompiuterio. Kadangi yra žinoma, jog Pasaulinė sveikatos organizacija rekomenduoja vaikams nuo 5 iki 17 metų būti fiziškai aktyviems bent jau valandą, o jūs esate aktyvūs sportuojantis jauni žmonės, todėl nepamirškime, kad netgi esant dabartiniai situacijai turime išlikti fiziškai aktyvūs. Ir tą daryti galite puikiai netgi sėdėdami prie kompiuterio. Tai keli dalykai, kuriuos turime žinoti. Pirmas dalykas tas, jog sėdime nesusigūžę. Dažniausiai, kaip mes sėdim, tai yra susikūprinę arba pusiau gulom. Tai ką noriu, kad jūs darytumėte, kad mes išsitiesiam ir pečius atlošiam atgal ir juos nuleidžiame. Smakras nėra atsikišęs ar ne, smakrą laikom tiesiai. Ir jeigu norime pasilenkti, tai nesikūprinam, o lenkiamės per klubo sąnarį. Tiesiog tiesiai ir pasilenkiam, ar ne? Tai noriu, kad šitą išlaikytumėt. Dar vienas dalykas, kurį turite žinoti, jog pajudėti, pasivaikščioti, nueiti į kambarį, šaldytuvą ar netgi iki paprasto tualeto turėtumėt kas 40 minučių arba valandą. Tai reikalinga dėl to, kad suaktyvintumėm kraujotaką. Tai du dalykai, kuriuos turėtumėte žinoti, tai pirmiausia yra tas, jog sėdint mes atlošiam pečius atgal ir juos nuleidžiam žemyn. Nesėdim susikūprinę, ar ne? Ir smakro neiškišam į priekį arba atgal. Mūsų laikysena nebus visą laiką kaip styga, ar ne? Bet turim stengtis sėdėti tiesiai. Dar vienas dalykas, jeigu norit lenktis, lenkiamės nesikūprindami, ar ne? Bet lenkiamės per klubo sąnarį, išlaikant tiesų juosmenį. Taip pat reikėtų prasivaikščioti, pajudėti, pavaikščioti po kambarį arba atlikti tam tikrus tempimo pratimus, kas kokį 40 minučių ar kas valandą. Šiandien norėčiau jums parodyti savo mėgstamus kelis tempimo pratimus, kuriuos galite atlikti čia ir dabar. Tai pirmasis pratimukas būtų paprasčiausias, jog tiesiog pečius nuleistus ir atloštus atgal reikia pasukti pilna amplitude vienas po kito, pirmin ir atgal. Iš pradžių darom atgal, lėtai, neskubėdami, kaip matot, darau pilna amplitude. Galite padaryti po 10 kartų atgal ir tuomet 10 kartų į priekį. Šis pratimas labai geras jūsų laikysenai ir atpalaiduos pečių juostą. Antras pratimukas, kuris yra mano ganėtinai mėgstamas, yra toks, jog paprastai ranką padedam į šoną, ar ne, su kita ranka apkabinami, nežinau ar matosi, virš alkūnės arba žemiau alkūnės, patempiam ranką žemyn ir ištempiam kaklą į priešingą pusę. Nenorėčiau, kad smakro nelaikom šitaip ar netlošiant tiesiai. Stengiamės paprastai patempti į šoną. Tokį pratimuką palaikom apie 10 sekundžių, po kokius 2-3 kartus į abi pusės. Dar vienas pratimėlis yra paprasčiausias išsitiesimas, kai suneriame rankas ar ne, ištiesiam į viršų, išsitempiam, tuomet pasilenkiam į šonus, į vieną pusę, į kitą pusę ir padarom C raidę iš nugaros, ar ne? Tokį prasitempimą labai naudinga padaryti, suaktyvinti tiesiog kraujotaką ir prajudėti. Dar vienas smagus pratimėlis yra toks, jog laikom rankas tiesiai, va šitaip, kaip dabar parodau, ir atlošdami pečius, tiesdami rankas, ištempiam mūsų visas rankas. Turėtumėte jausti tempimą, jeigu teisingai atliekate, per visą ranką iki pat pirštų. Dar vienas pratimukas, tai būtų elementariausias liemens pasukimas. Sukryžiuojam kojas ar ne ir pasilaikydami už atkalties, atlošo, pasisukam šitaip ir iš savęs stumiam tolyn. Ištempiam visą juosmenį ir taip atpalaiduojam ir apatinę nugaros dalį. Ir paskutinis pratimėlis, kurį noriu jums parodyti, yra atsisėdam šiek tiek arčiau krašto, užsikeliame koją ar ne, pasidedam koją kiek įmanoma, įsivaizduodami ketverto raidę ir tiesiog pasispaudžiant tiesiam atsisėdam toli, atremiam ant kojos svorį. Ir tokį pratimuką galim palaikyti apie 30 sekundžių ir grįžti atgal. Tai yra paprasti keli, bet efektyvūs pratimai, kuriuos įtraukę į savo kasdienybę tikrai sumažinsite skausmus ir jausitės geriau. Su jumis buvau aš Austėja, linkiu sėkmės ir iki greito.